ką tik baigėsi Lietuva-Anglija rungtynės, kaip vertintum trumpai jas? Rungtynės, tai gal pradėkime nuo to, kad tai antrą dieną turnyro ir vyrai truputėlį pavargę ir pirmos rungtynės antrą dieną su tokia komanda tai nėra lengva. Lyginant rungtynės su vakar dieną, tai vakar dieną buvo pasisekus labiau ir turėjom geresnę rungtynių pradžią, žeminom iš karto 2 žeminimus, tai davė tokį pagreitį rungtynių eigai visai. Šiandieną pradžia buvo šiokia tokia lėtesnė, gal darėm klaidų, kurių išvengėm vakar. Toliau trenerio sprendimų, tai ne pagrindinė šiandienos rungtynės mums, tai sekančios rungtynės reikalingas būtų mums laimėjimas, tai gal šiek tiek vyrai nesukoncentravo ir to pasiekė toks rezultatas, bet tai sakau, tai ne turnyro pabaiga, tai tikiuosi, kad sekančiom rungtynėm vyrai pasitaisys. Ką labiausiai reiktų gerinti? Mūsų pagrindinės klaidos turbūt būtų tai gal, būtent šnekant apie šias rungtynės, tai būtų turbūt asmeninis techninis brokas, daug darom klaidų kamuolio valdyme. Aišku, neteisingi sprendimai gal, kuriais tai varžybų etapais padirbėti yra kur. Gerai.